Esu Jonas Žakaitis ir turiu dvi veiklas profesinės. Viena yra kineziterapeutas, dirbu su sportininkais pagrinde ir taip pat dirbu bėgikų treneriu. Ir šiuose mokymuose būtent ir pabandysiu sujungti dvi savo ekspertizės sritis ir pasidalinti savo įžvalgomis ir kaip treneris, ir kaip kineziterapeutas. Manau, kad ištvermės sportų treniravimas ir būtent ištvermės savybių fiziologija, sportininkų profiliavimas, testavimas ir treniravimas yra dažnai tokia ne iki galo įvaldyta sritis ir reabilitacijos specialistų, ir trenerių. Tai tikrai naudinga bus ir dirbant su tais sportininkais, kurie yra grynai ištvermės sportų specialistai, bet ir su įvairių kitų šakų sportininkais, kurie dažnai nėra adekvačiai testuojami, ne iki galo gal kartais ir gerai vertinamos jų aerobinio pajėgumo savybės ir ne iki galo gal visą laiką žinom, kaip būtent jiems pritaikyti optimalų krūvį ir juos treniruojant, bet lygiai taip pat ir tos sportininkus grąžinant į sportą po traumų reabilitacijos metu. Tai mokymų metu pakalbėsim apie kelis labai praktinius dalykus. Vienas iš jų tai yra kaip atlikti arba kaip interpretuoti jau turimą laktato testą. Mes savo bėgikų bendruomenėje esame atlikę jau 100 laktato testų, turime labai didelį duomenų rinkinį ir papasakosiu būtent kaip testą teisingai atlikti, kaip jį interpretuoti ir kaip galima labai praktiškai teste gautus duomenis pritaikyti sudarant treniruočių programas.